Drono testas. Pirmas susistatom stovus 3 metrų atstumus, kas 3 metrus. Drono pakilimo vieta nuo pirmo stovo yra 3 metrai, tolesni stovai 3 metrai ir drono operatorius nuo pakilimo vietos stovi 3 metrus vienoje linijoje. Tai va, drono pakilimo vieta ir nusileidimo. Čia bus va kibiriukai, pirmas stovas kibiriukų. Va pagal raidės bus A, B ir pagal saulę va sukasi pirmas stovas, kaip atrodo. Va, praėjom už 3 metrų antras stovas, 2A ir tas pats, tokios raidės irgi taip pat. Ir trečias stovas toliau. Ir tokia va užduotėlė. Bus yra trečias stovas. O visas laukas va tai va atrodo. Čia viskas. Užduotys yra gražiai tuos skritulius nufotkinti iš 3 metrų aukščio. Tam tikra seka. Ir užduočiai yra skirta 5 minutės. Pirmą pakeliam droną į 3 metrų aukštį ir palenkiam gimbalą, kad pamatytųsi pirmas A ir kažkiek pareguliuojam, kad matytųsi pirmas A skritulys. Nufotografuojam. Paskui sukam aplinkui pirmą stovą, kad matytųsi pirmas B skritulys, nufotografuojam, kažkiek pareguliuojam, toliau skrendam šonu, kol pamatom antrą B skritulį, nufotografuojam, trečią B nufotografuojam, sukamės aplink trečią stovą, nufotografuojam trečią B, tik tai va, čia mane kibiras viršutinis neteisingai. Apsisukam į priešingą pusę ir nufotografuojam trečią D skritulį. Toliau antras D skritulys ir pirmas D skritulys nufotografuojam. Sukamės aplink pirmą skritulį, nufotografuojam, kol nufotografuojam pirmą A. Padarom nuotrauką, nuleidžiam droną. Vėl pakeliam droną, padarom nuotrauką pirmo A. Dabar suksimės aplink pirmą suksimės iš dešinės ir padarysim nuotrauką pirmo D kibiro. Padarom nuotrauką pirmo D, toliau skrendam šonu, padarom antro D, toliau skrendam, pasidarom nuotrauką trečio D, sukamės aplink trečią kibirą, padarom trečią C kibiro nuotrauką, toliau sukamės, padarom trečią B kibiro nuotrauką, kažkiek pasireguliuojam, kad gerai matytųsi, kad matytųsi visas apskritimas žalias, nes vertinamas nuotraukų, kai yra visas apskritimas žalias 5 taškai, jeigu toliau sukamės antrą B nuotrauką, pasidarom pirmą B kibiro nuotrauką, vėl sukamės aplink pirmą stovą, pasidarom pirmą A kibiro nuotrauką ir nuleidžiam droną, nusileidimo aikštelę.
Ir nuotraukų vertinimas, jeigu visas žalias apskritimas matosi 5 taškai, jeigu dalis apskritimo 4 taškai. Jeigu iš vis nutraukiamas žalias apskritimas, tai yra 0 taškų. Taip pat galima vertinti ir nusileidimus į tokią pačią sistemą. Jeigu geras nusileidimas 5 taškai, jeigu kiekvienai nuotraukai maksimalus taškų skaičius yra 5 ir 2 nusileidimai po 5 taškus, tai iš viso galima paskaičiuoti, kiek iš šio užduotį galima surinkti taškų. Iš viso šio užduočio galima surinkti 90 taškų už nuotraukas ir 10 taškų už nusileidimus. Ir visai šiai užduočiai skirta 5 minutės įveikti. Va taip man pavyko sufotografuoti kibirus su savo mini 2 droniuku. Tai va, 2B, 3B kibiriukas. Ir va 3C, 3D. Va tokia 1D skritulys, 1A.